Sveiki vėl visi čia susirinkę, mes esame futbolas viena kojas Nerijumi Kesminu ir šiandien turime naują svečią. Pas mus yra mano kolega, ilgametis kolega komentatoriaus darbe. Tai yra žmogus, kurio balsą jūs turbūt iki šiol atsimenate ir puikiai pažįstate. Tai yra Gediminas Reklaitis. Sveikas, Gedai. Labas. Tavo gyvenimas stipriai pasikeitė nuo tada, kai atsisveikinai su televizija, ar ne? Tai yra, tu išvažiavai iš Vilniaus, tu persikėlei į provinciją, tai yra Akmenė ir tas dabartinis Gediminas Reklaitis Akmenėje, ar ne? Kaip atrodo tavo diena? Tiesiog. Kaip diena atrodo? Dabar tai anksti keliuosi. Nu, Anksti yra kada? ne su saulė, bet apie 6 kažkur keliuosi. Važiuoju cigarečių nusipirkti, nes nebūnu iš vakaro nusipirkęs. Kodėl? Nežinau, toks įpratis keistas. Tai va, važiuoju maudytis, ką žinau, dirbu darbus. O tai maudytis, ta prasme, žiemą vasarą? Ne, žiemą ne, bet va dabar vasarą, tai važiuoju. Kiek tos žiemos, žinai? Važiuoju 9 mėnesiai. Arba su dviračiu, arba su automobiliu. Maudytis važiuoju, ką žinau, nu ir leidžiu tą dieną. Kartais čilinu daugiau, kai nėra tų einamųjų darbų. Kartais ten reikia kokiam podcastui, žinai, pasiruošti, kartais ten komentavimui pasiruošti. Bandau ten grįžti tą komentavimą, žinai, ir vat grįžau į futbolą po beveik 10 metų pertraukos. Dėl to, kad pats ilgės ar... Žinai, kaip yra. Aš dabar kaip galvoju, kai aš išėjau 16 metais rudenį iš Teliko, ne? Tai aš pats išėjau, aš pats nusprendžiau tada, kad man reikia. Aš atsimenu. Jo, ir blemba aš nedeliverinu. Aš supratau pats, kad aš nedeliverinu. Mano būsenos tokios dėl ligos, kad aš arba overdeliverinu, arba underdeliverinu. Ta prasme, nėra to vidurio, to gero vidurio. Žinai. Nu ir aš tą dalyką pajutau ir dabar aš pajutau, kad po truputį aš tvarkausi su liga, žinai, ir galvoju, kad aš turiu tą iškalbą, turiu tą balsą, gana ne taip pat pažįstamą kaip tavo, žinai, bet vis dėlto. Ok, priėmiau komplimentą. Jo. Tu esi sakęs, berods ten 19 metais, ar ne, kad tavo būsena dėl ligos tai yra arba manija, Taip. Tai yra gerai, arba depresija, kas yra blogai. Jo. Tu vis dar gyveni su tuo, ar kažkaip tai... Jo, tik dabar ta amplitudė, žinai, anksčiau būdavo 10 ir vienetas, žinai, ten vienetas Marijanų įduba, 10 Everestas. Nu, kad tau pasakyti, kas yra 10, yra Religion of the Illusion. Aš esu matęs tave, Jo, tu žinai, kaip būna, ne? Ir vienetą tu nežinau, ar mane matydavai, ne, bet turbūt ne. Aš jau komentuodavau, aš įsivaizduok vienetą esu arba ten dvietę, kas yra kosmosas, aš dar atvažiuodavau komentuoti ir dar, aišku, tylėdavau daug, sakau, nedeliverindavau, žinai, tai, bet, nu, aš bandydavau tą darbą dar dirbti, bet aš tiesiog pajutau, kad man per sunku, žinai. Dabar man, pavyzdžiui, kaifas yra, man dabar hobis, tai nėra mano pagrindinis pajamų ten šaltinis, žinai, ir panašiai, bet man patinka, aš kaifuoju, man ta pirma lyga, man labai įdomi, nežinau, nes susiduriu asmeniškai su žmonėms, žinai, atvažiuoju į stadioną, pabendrauju su teisėjais, su stadiono darbuotojais, su vaikais, kamuolį. Su žiūrovais visais, nors ne, turbūt pirmoje lygoje gal žiūrovų dar daugiau negu kai kuriuose lygos rungtynėse. Nu, pavyzdžiui, ne pirmoje lygoje, bet LFF taurės rungtynėse su Žalgiriu beveik 1000 buvo. Čia atmosferos, ar ne? Jo, kaip tai tą sensaciją patikėm. Bet žiūrėk, dabar reikia gal, kad tu nerendam nuvažiavai į provinciją, tu grįžai į gimtinę. Aš grįžau į gimtinę. Ir aš turėjau argumentą, kad noriu matyti mamą ne kas 4 mėnesius, o noriu matyti kiekvieną dieną. Man irgi buvo vienas iš argumentų. Plius aš žinojau, man patarinėjo ir gydytojai, ir specialistai, kad reikia ramesnės aplinkos, kad tas Vilniaus greitis, stresas, nu, ta prasme, pagundas visokios, pats supranti, ta prasme. Nu, jie kenkia mano ligos žmogui, žinai, ta prasme. Žiūrėk, dabar 16 metai, Akmenė, ne, mažas miestelis ir grįžta garsus komentatorius Gediminas Reklaitis. 19 aš grįžau. 19 grįžai. Iš pradžių 17 grįžau, pabuvau gal pusmetį, po to bandžiau Vilniui dar kabintis, bet dabar 19 galutinai grįžau. Gerai, o tai norėjau paklausti, taip, tu užeini į parduotuvę tą eilę, užleidinė, autografų prašo, asmenukės kažkas. Ne, aš nebuvau toks gal garsus, aš labiau toksai nišinis, ta prasme, žinai, to sporto domisi, nežinau, ten moterų, pavyzdžiui, pardavėjos, ne? Nu, nežiūri to futbolo, žinai.
Gal ten tave matė, bet aš šiaip, nu, tiesiog Savekas Akmenėje esu, nes ta Akmenė yra, žinai, 2000 gyventojų ir aš vos ne visus asmeniškai pažįstu, tik kai kurių vardų neprisimenu, žinai. Tai jeigu nenusipirkai iš vakaro cigarečių, pinigų nėra, tai susišaudysi iš ryto išėjęs prie parduotuvės. Tai easy, tai man einu, žiūriu, stovi tie vargšai žmonės, nu, kur ta arti infarktą, žinai, arti infarktinės būsenos. Sako, Gedai, paimsi alaus, nu, tai negi man gaila tų 2 eurų, Nerijau, dar. Ta prasme, aš nuo to nenubednėsiu, o žmogui gal gyvybę išgelbėjau, žinai. O ten cigaretę susišaudė, tai, nu, nėra problemų. Žinai. Ok, dabar grįžtant prie to laiko, kai tu išėjai, aš atsimenu Romaną Buštino, tai yra to žmogaus, kuris mus ten samdydavo ir dėliodavo į vietas postą, kur, kai tu pasakai, kad išeini. Tu, aišku, ir pats matei tą, kad Gedai, tu esi mano geriausias transferas ever, man atrodo, kad tai buvo. Ne kažkaip tai parašyta, kokia emocija buvo tada. Gera emocija. Gera emocija. Aš Romaną labai gerbiu, mes irgi esam turėję ir nesutarimų dėl mano ligos, manau, pirmiausia dėl jo. Bet aš tai su Romanu geruose santykiuose ir aš labai gerbiu jo nuomonę, jis man ten padėjo vienu metu ir žvaigždžių lyga neįklimpti. O turėjai? Turėjau, jo. Aš manau, kad visi daugmaž viešesni žmonės. Manau, kad ir aš turėjau, bet tai buvo taip seniai, kad aš neatsimenu, kad tai buvo. Tada, kai komentavai Žiguliuko Mažeikiuose, ne? Žiguliuko Mažeikiuose buvo viena pirmų mano transliacijų, beje. Gerai, smagu, kad priminė. Ir tada, beje, Mažeikiuose 10 000 ateidavo. Jo. Tai rekordas yra 15 000. Kažkurios rungtynės yra 15. Čia Varanavičius kalbėjo. Jo, apie tą ir kalbėjo. Ramaras dabar gal sakė su kuo. Su Žalgiriu. Ramaras Žalgiris, jo, kur buvo 5-2 Romaro pergalė, ten tikrai buvo. Jo, nu, ten buvo lūžo, ten vieni ant kitų ten lipo ir ten už stadiono stovėjo, ten, ta prasme, nu, kosmosas. Mažeikiai iš viso, mano manimu, yra sporto miestas, žinai, ta prasme. Ir futbolo, kaip rodo dabar geriausių žaidėjų nominacijas, tai iš Gardelio kaip ten? Taip, iš Gardelio. Iš Gardelio, jo. Akmenė neturi Gardelio savo. Turim Gardelius. Tai kur žvaigždė? Nu, manau, kad auga. Iš Akmenės, kaip jūs žinot, yra Aidas Preikšaitis, Nerijus Radžius, Gytis Padimanskas ten trynėsis yra. Ir... Tai va, pusė rinktinės vienu metu. Nes aš žinau, o iš legendinių laikų tai Vincas Kateiva. Čia visus 3 nuneša iš karto. Jo, Vincas Kateiva tai yra, nežinau, jeigu jūs žmogus dar kalbantis, pakalbinkit Vincą Kateivą. Jeigu jis kalbantis taip, kaip kalbėjo, kai aš jį paskutinį kartą mačiau, tas buvo prieš 15 metų, tai absoliučiai taip, istorijų prisimins pačių įvairiausių. Nes kiek užaugę su juo, ta prasme, mūsų legendų. Latožai ir Kateiva yra 2 legendiniai vaikų treneriai. Nes Akmenė, žinau, Edita Pučinskaitė ir Vladimiras Silvaško. Silvaško yra, nu, legendinis, dabar vadovauja. O tu sakai Mažeikiai sporto miestas. Ne, Akmenė irgi yra. Nelankei pas jį karate? Ne, aš kažkaip karate ne, aš labiau tos komandinių sportų, žinai, futbolą, krepšinį. Tai, nu, stalo tenisą bandžiau, nepatiko, karate net nejau. Iš šokių atleido po 1 kartą. Aš tai šiaip tai dėl stalo teniso universitete fizinio pamokų nelankiau, nes laimėjau kažkokį FUXų čempionatą ir mane paėmė į 2 universiteto rinktinę, kur nesužaidžiau turbūt ne vieną turnyro, bet už tai įskaitą gaudavau. Vakarais nereikėdavo ryte keltis 7 val. Ryčių į šitą į Vingio parką, bėgiot, aš tiesiog į sporto rūmus. Tai geras tenisininkas. Tai ne, nu kaip, pasigiriau užteks tiek. Gerai, sakai, komentavimas yra kaip hobis, o tavo dabar pagrindinė veikla, pagrindiniai pajamų šaltiniai yra kas? Aš neturiu pagrindinės veiklos, aš turiu veiklas, dabar pradėjau atmosferai darbuotis. Bet ten pradėjai, skaičiau, kad ne tik komunikacija, bet ir rinkodara. Ne? Jo, aš noriu rinkodarą, noriu save išsibandyti, nes man tas sritis yra įdomi, tas darbas su rėmėjais, darbas su žmonėm. Man atrodo, kad man kažkiek sekasi tą dalyką daryti, bendrauti su žmonėm. Tai man patinka, tai vat Mažeikiuose, tada Protmūšiai yra, tada komentavimas, tada čia dar... Protmūšius tu pats rengi, ne? Ne, Protmūšius aš vedu ir klausimus galvoju. Tiesiog yra brandas IQ kovas, kur aš žaidžiu taip. Jo, ir jūs gerai ten žaidžiat. Nu, ten mes turim pakankamai neblogą komandą. Taip. Jo, tai vat šitos veiklos ir aš dar papildomai ieškau, aš turiu mintį dokumentinį filmą bandyti kurti, ne kaip režisierius, bet kaip scenarijaus autorius ir idėjos autorius.
Apie Plungės krepšinį. Plungės krepšinis. Jo. Sveiki atvykę į Pragarą, prisimeni? Olimpas Chomičius, jo, ir Glikmanas. Glikmanas, Igoris Miglininkas, jeigu ką, tai... Nes mačiau, Glikmanas komentuoja pas tave dabar. Jo, mes su Dažnokai. Glikmanu dabar darom aukcionus, pardavinėjom Olimpo senas aprangas, jis ten turi savo užsilaikęs, tai va dabar jau Kaukienui esam pervedę virš 200 eurų už 3 aprangų komplektus. Tai va, tai tokia dar veikla užsiimu. Nežinau, man patinka kažkokie nauji dalykai, aš kažką sugalvoju. Budraičiui sakau, padarom reitingą, žinai, geriausių trečdalio žaidėjų, žinai, čempionato. Šast jis daugiau ten apklausė, šast aš tekstą parašiau, žinai. Man faina, įdomu, žinai, pamatė žmonių, perskaitė, tai man smagu, žinai. Patrikas Džonsas dar prisiminiau, o dabar Jo. galvoju, Timothy Brooksas. kas yra ir... Timothy Brooksas, Joe Vickeri. Joe Vickeri, taip. Jo. Nu, bet Džonsas labiau Palauk, pasižiūrėjo. Nersi, tu iš tų iš Žemaitijos esi? Aš esu iš mažosios Lietuvos, iš Pagėgių. Mažosios, tai taip. Nėra labai arti nuo Plungės. Yeah. Jo, nuo Plungės šiuo Jo, atveju. Taip. šiuo atveju, Tai, bet iš tos, iš vakarinės pusės. Mm. Į Vilnių atgal netraukia visiškai? Dabar va grįžau ir galvoju, su kokia emocija aš čia važiuoju į tą Vilnių. Tai tokia, kad norisi va pamatyti kai kurios žmonės ir viskas, ir čiuošti namo. Produktų nusipirkti Palangos duonos, kai būdavo. Kiek tu čia laiką praleidai? Atvažiavai turbūt studijuoti, ar ne? Na, aš atvažiavau studijuoti žurnalistikos, įstojau žurnalistiką ir nuo 2-3. Tai taip skaičiuojant iki 19, bet tą tarpelį išėmu, kur ten 6 mėnesiai buvo Akmeniai, tai 15 metų grubiai. Nemažas laiko tarpas, žinai. Ateityje save matytum, vėlgi, veiklų daugybė, tu galvoji koncentruotis į kažkokią tai vieną sritį, ar... Ne, aš noriu turėti tokį multifunkcinį gyvenimą, žinai. Nes nenoriu, mano dėstytojas, profesorius Jokubaitis, sakydavo, kai aš įstojau politikos mokslus, sako, Gedai, kodėl tu save apriboji sporto komentavimą? Sako, tai tokia siaura sritis, tu, sako, tiek yra galimybių pasaulyje ir, sako, turi talentų, ta prasme, tikrai akivaizdžių. Tai aš nenoriu savęs apriboti kažkokią vieną sritim ir daryti tik tai vieną dalyką. Man įdomus daug dalykų gyvenime. Aš aišku, nuo sveikatos priklauso, kad ateina depresija, mažiau tas susidomėjimo lygis mažėja, žinai, ir panašiai. Bet dabar aš sakau, amplitudė pas mane tokia, kad nebėra 10-1, yra 8-3, nu, daugmaž. Ir būna, aišku, ten, kai Tai reiškia, kad depresijos laikotarpis yra kažkoks darbingumas vis tiek iš... Jo, nesi daržovė, ta prasme, nes aš sakydavau... Netgi taip... Jo, aš tai vadindavau daktarui, sakau, aš morka esu, ta prasme, jis šypsosi, aš sakau, nesišypsokit, čia nieko linksmo. Sakau, būt morka, žinai, vegetuojančia, ta prasme. Bet tai būdavo, nu, tai aš nežinau, nėra žmonės patyrę tų vienetinių depresijų. Netgi depresininkai, kurie serga tik depresiją, kartais nepatiria tų pačių giliausių depresijų. Tas bipolinis yra tuo unikalus, žinai, kad tu lakstai nuo vieno kraštutinumo prie kito, žinai. Esi sakęs, kad kažkuriam savo vienam senam interve, kad dėl to, kas vyksta su tavim gyvenime, tu niekada nekaltini ligos. Tai yra pasikeitę ar kažkaip išlikė tas pats? Nu, ta liga tai duoda tą kontekstą, žinai. Aš dėl to ligos esu pridaręs nesąmonių, esu gerų dalykų padaręs, žinai. Tai bet, nu, grinai, ar kaltint čia tą ligą, aš nežinau, nu čia, ta liga yra, galiu pasakyti, dviejopas dalykas. Vienu metu ir Dievo rykštė, ir Dievo dovana. Nes tu per manijas esu patyręs tokių dalykų, Kiti žmonės su patirčių neturės, ar ne? kurie net narkotikus stiprius, nes viena aktorė pasakė, jauna, nebeatsimenu pavardės, sako, išbandžiau stipriausius narkotikus, už maniją stipresnio dalyko nėra. Ai, su ta pačia diagnoze, ne? Jo, su bipoliniu. Vienas iškiausių mano prisiminimų apie Gediminą Reklaitį kaip komentatorių buvo tie 14 metai, ar ne, olimpinės, žiemos olimpinės žaidynės ir tas toksai įvykiai Ukrainai, Donbasas ar kažkas buvo ir Maidanas, jo. Maidanas. Ir
komentatorius Gediminas Reklaitis, pažiūrėjęs į kompiuterio ekraną, palieka kažkokį slidininką ar slidininkę su popierių krūva, kur ten darbas buvo tik tai skaičiukus paberti, atsistoja ir išeina ir palieka ten su valandą transliacijos ar pusantros. Atsimeni šitą epizodą? Blemba, tiksliai šito epizodo tai neatsimenu. Jaučiu, kad blogai padariau, bet kaip sako, ten, kur širdis, ten reikia eiti, žinai. Mano širdis su Ukraina ir seniau buvo, man atrodo, su Ukraina mano širdis, kažkaip man ta šalis visada imponavo, man, nežinau, į mano bendravardis Gediminas buvo iki Ukrainos daėjęs, man rodos, ta prasme, iki dabartinio. Man atrodo, kad perėjęs visą netgi buvo iki... Jo, tai va, tai tas Maidano įvykiai, sakau, mane labai sukrėtė, tada buvo mano ta pirma manija. Aš manau, kad ten tie Maidano įvykiai prie to prisidėjo irgi tapo tokiu, katalizatorium, žinai, to impulso. Vienu iš impulsų. Tai va, bet fainai padarėm, fainą dalyką. Nuvežėm tą medikų misiją, aišku, ten buvo žmonių, kurie prisidirbti sugebėjo, kurie nuvažiavo į tą Ukrainą. Žinai, negalėjom atrankos padaryti, nes darėm per 8 valandas viską ir ten 3-6. Ir sakau, pridarė ten problemų, mašinas sugadino, ten visą kitą. Tai čia liko tokie nuosėdos, bet šiaip pats įvykis tais. Ir atsimenu, vežė mus į oro uostą, aš ten buvau nuskridęs su Agne, tą pačią Zalanskaitę. Tai aš nuskridau vienai nakvyniai ir kaip tik Maidanas baigėsi, kaip tik išleido šitą Timošenko ir Maidano pabaiga, paskutinė diena jau ta scena buvo, ta garsioji. Ir sako, aš einu, klausausi, sako, kažkokiam ten kaime, miestelį, nugriovė 39 Leniną ir visi, ura! Bet įsivaizduoja, 2.14. Skaičiavo Leninus? Jo, Leninus skaičiavo, kiek Leninų nugriovė. Geras, ne? Sportas dabar tavo gyvenime, kai dirbai komentatoriumi, aišku, sužimdavo nemažai laiko, aš pats žinau, kiek tai atimdavo laiko ir energijos iš tikrųjų, nes krūvis didžiulis. Tai yra kanale, kuris turi ten dabar jau su platformom tom visom nesuskaičiuosi, kiek to komentavimo mes ten, aš įsivaizduoju, taip ir jeigu mėnesį po 4-5 valandas eterį sėdėdavom vidutiniškai lengvai, ar ne? Jo. Dabar sportas, tu jo atsikandęs, ar sakai, kad daug įvairesnė veikla, kiek sportas tas lietuviškas, tarptautinis, kiek jis užima vietos tavo gyvenime? Tai galiu pasakyti, kas man nepatinka sporte. Man nepatinka sporto sterilizacija, kaip aš vadinu. Tai, kas vyksta su visais varais, su visais peržiūrom Eurolygose ir panašiai. Man, kai rungtynės trunka 2,5 valandos ir kai tu turi žiovų 10 minučių laukti, kol tie 3 bičiukai ar ten 2 bičiukai išsiaiškins, ar čia suklydo ar nesuklydo, tai žinok, man šitas sterilus sportas nepatinka. Aš, pavyzdžiui, Premier lygoje Brightoną palaikau. Tai šį sezoną mačiau Brightono gal 5 rungtynės. Tai čia žiauriai mažai, žinai, ta prasme. Kodėl tu palaikai Brightoną? Užlošiau Football Managerį, laimėjau su Brightonu Čempionų lygą ir viskas. Ne, man Tony Blumas labai patinka, man jo istorija labai patinka. Man Tony Blumas yra išskirtinė asmenybė futbole šiuo metu. Tai gerą sezoną turėjote, į Europą patekot? Jo, patekom į Europą, bet finišas biški nuvylė, galėjom ir Europos lygą kabintis. Nes ten pats finišas biški pritrūko degalų, žinai. Aš tai visada už šūkį, kad palaikyk savus. Ką tu palaikai čia? Lietuvoje? Taip, cementininkas, Futsalė, akmenė. ar atmosfera dabar? Ta prasme, viens kitam netrukdo. Kol kas jie nelošia tarpusavį, tai atmosferą palaikau pirmojo lygoje be abejo. Atmosferos tikslas yra grįžti top lygą, būti top lygos komanda. Ir aš su tuo tikslu irgi atėjau, noriu, kad prisidėti prie to augimo ir manau, kad potencialas ekonominis ir sportinis ten tikrai yra Mažeikiuose. Tradicija yra? Tradicija yra, atmosfera 2 kartų LTSR čempionė, 2 kartų taurės laimėtoja, Romaras Lietuvos čempionas. Ir Gineitis ten karjerą užbaigs po metų 30. Blemo, būtų žavinga. Ir šiaip atrodo, Mažeikiai nėra mažas miestas. 30 000 gyventojų, man rodos, ar ne 8 vietą. 8, man atrodo, aš kaip tik prieš kokią... Didžiausias Žemaitijos miestas. Skamba kaip mažas miestas, bet iš tikrųjų tai yra didelis miestas. Rajone iš viso yra virš 1000 gyventojų. Tai pavyzdžiui, su Akmenė lyginant, Akmenė yra 18 000 gyventojų. Tai tas potencialas Akmenė, manau, negali turėti. Ir dar plus Lietuvos Kataras, kur... Jo. Bet ten nišą gal ir tada rėmėjų suras daugiau.
Tai faktas. Daugiau. Nes dabar daugiau. tavo tai tiesioginis darbas jau. Jo, tai aš dabar paviškai pradedu dėliotis, aiškintis, kaip ten kas. Judam po truputį, man ten padeda ir padės. Sakau, reikia suremti pečius, nes ten yra rimtų žmonių, kuriem rūpi ta atmosfera, kurie nori iš tos atmosferos, kad ir žiūrovų būtų, ir kad ugdytumėm ir talentus, ir kad aš jiems pasakiau, per 7 kokius metus atmosfera turi tapti tokiu klubu, kuris laiks nuo laiko patenka į Europos turnyrų. Aš taip norėčiau. Ir tavo principinė nuostata yra be lažybų bendrovių. Mano nuostata tokia. Ir jeigu ateis ten lažybų bendrovės, bet jos nebeateis, dabar nebėra dabar jau naudo. jo. Nebėra naudo, žinai. Ten, kur dar yra tos tradicijos likusios, ten LKL, jos lažybų bendrovės lieka. Bet aš taip top lyga irgi iš principo. Jo, Taip, bet aš tai pavadinimas. pavyzdžiui, ko aš noriu, kad pavyzdžiui nesudarytų savivaldybės rėmėjų lėšos, savivaldybės lėšos daugiau negu 3%. Aš nenoriu, kad savivaldybės lėšos sudarytų 6 ar 7%, kaip turim tokių pavyzdžių, žinai. Aš manau, kad tai yra nesveika futbolui. Bendruomeninį modelį, matai, tai yra Jo. vokišką modelį, kur ten Arba ispaniška. arba ispanišką. Nes Vokietijoje, bet kokios ten smuklytės savininkui garbė, kad jo ten Jo. pavadinimas yra. Jo. Tai Aš matau, tokiuose kad miestuose tai yra daug niša. smulkių rėmėjų, be vieno ten Romanovo ar vieno Nevoinos ar panašiai, nes matom, ko baigėsi tie dalykai. Tai vokiečiai turi tą 50+1 taisyklę, Jo. tai yra, tu negali turėti daugiau negu 50% akcijų. Ten, aišku, su išimtim yra išimtis labai konkrečios. Jo. Leverkusenas, Wolfsburgas ir Hoffenheimas, man atrodo, ne? Jo, man rodos. Jo. Nes kadangi taip istoriškai susiklostė. Top lygoje, atmosfera dar ne Europoje, turi Tai top lygoje arčiausia palaikau, tai Telšių Džiugą. Tai būsimų čempionus. Tikiuosi. Tikiuosi. Čia tokia pelenės istorija, ar čia nebus Lesterio istorija, žinai. Ankstoka dar kalbėti, bet... Anksti kalbėti, bet man patinka, kaip kas ten vyksta. Aš bendrauju su Lipskiu gana artimai. Pasikalbam ir apie gyvenimą, ir apie futbolą. Man jis labai imponuoja kaip asmenybė. Aš manau, kad komanda surinkta yra ir talentinga, ir gerais charakteriai žmonės, kas yra labai svarbu, ugdant visą tą mikrokosmosą, žinai, dėliojant. Tai aš tikiuosi, kad bent Europą bus, tai aš to tikiuosi tikrai. Paklausi, ko nors iš dirbtinio intelekto? Oi, laisvai. Jau bus, ar ne? Ne, yra kiekvienam pašnekovui, aš sugalvoju, vėlgi, pradėsiu nuo to, kad esu tinginys didelis ir pats tingiu galvot klausimą. Bet tu panašus į tinginį šiaip. Aš paprašau, kad intelektas ir Na. įvairių, pavyzdžiui, paprašiau, kad su juodu humoru užduotų klausimą, bet nematau aš čia labai didelę juodą humorą. Be bairio intelektas tavo, ne? Jei vieną dieną Lietuvos futbolas taiga taptų sėkmės istorija, ar daug kas apskritai patikėtų, kad tai ne balandžio 1 pokštas? Blemba, šiuo metu turbūt nepatikėtų, žinai. Bet aš nežinau, yra tas posakis, kad gimė Anglijai, užaugo Brazilijai, mirė Lietuvoje, žinai. Tai dabar aš manau, kad po truputį tas lozorius bando keltis lėtai, mažai žingsniukais, bet bando tas lozorius keltą dangti to karsto, kaip sakoma, žinai. Tai aš norėčiau, kad greičiau visi tie dalykai vyktų, bet aš matau teigiamų pokyčių, netgi ir futbolo biurokratijai, netgi ir čia yra po truputį teigiamų pokyčių, ką pavyzdžiui įvedė tą kadencijų sistemą, ne dabar. Manau, kad tai yra teigiamas dalykas. Aš manau, kad taip, jie tą gerąją praktiką naudojasi ir vėlgi čia klausimas vienas. Mano supratimu, kad mes einam į priekį, tai yra faktas, mes einam į priekį. Bet kiti irgi nelaukia, kol mes juos pasivysim ir tada eisim visi kartu, tada pažiūrėsim, kas kaip. Tai klausimas, kas didesniais žingsniais matuoja, tai yra tik tai. O čia apie tavo balandžio 1, tai prisiminiau, kažkada 17 metais. Mes ten 14 metų važinėjom su presu į tarptautinius turnyrus. Ir pirmą išvykinį, namai nesiskaito, išvykinį laimėjom 17 balandžio 1 Lucke. Ir buvo tas toksai, kad rašau, grįžtu iš stadiono. Rašau mūsų visų mylimam Maksui Vojvodinui žinutę Kampionės, you know. Jisai man atrašo, I celebrate April 1st too, you know. Maksai linkėjimai. Dar balandžio 1 prisimeniau, kaip Klimavičius buvo padarytas Austrijoje kažkokiu treneriu. Atsimeni šitą? Čia Šaukštas vyresnysis. Taip.
kur Ok. labai nustebino visą pasaulį. Ir Neišvažiavo žmogus į kažkuris naują garsus darbovietę. Austrijos klubas paskelbė, Austrijos žiniasklaida paskelbė, Taip. kad tampa Klimavičius treneriu vyriausiai. Tu tėvas Lino ir Arūno. Taip. Albertas, taip. Albertas, na. Tai va gerai, dar klausimėlis. Jei vienam vakarui galėtum gražinti eterį bet kurį Lietuvos futbolo veikėją, kas tai būtų ir kodėl? Į eterį? Taip. Turėjau mini komentavimų? Ne, Ar- turbūt čia ne aš turiu. Čia mūsų Su kuo draugai. norėčiau pasikalbėti iš esančių arba nebesančių? Aš su Breikštu norėčiau pakalbėti. Amžinatelis. Amžinatelis, taip. Arba su Stašausku, arba su abiem. Man būtų faina. Susėstumėm tryse. Kai buvo tais laikais iš tikrųjų, ne? Aš mačiau iš vidaus, kaip viskas vyko, bet būtų dar įdomu, kaip jie dabar patys jautėsi prieš pabaigą, ta prasme. Nes aš Breikšto numerio bandžiau desperatiškai gauti ir vėl buvau prisiminęs ir po 2 dienų po mano prisiminimo, kad aš reikia gauti Breikšto numerį, jis pasimirė, žinai. Nes Breikštas man unikalus žmogus, Vilkmergės sukūręs puikų brandą, žinai. Iš Paulinio tiek uždirbęs, ne iš Paulinio, iš Rodnio to pačio. Ten buvo tų žaidėjų, žinai. Ir aš puikiai atsimenu, tie 2-5 metai ten kažkur, ne, aš ten buvau Futbolo Ekspreso Respublikos žurnalistas. Tai atsimenu, kai būdavo to Vilkmergės alaus, dafiga su trupučiu, ten 100 tų bonkių. Ir ta prasme tas Red Labelis 5 litrų ar 3 litrų. Atsimeni tos laikus, kaip pilstavo. Ką žmonės prisimena, ne? Seni žurnalistai. Tai būdavo tokių žurnalistų, kurie tik nežiūrėdavo net futbolo. Neišeidavo iš vipo. Tai vadinasi supynės, vadinasi. Jo, neišeidavo iš vipo, ta prasme. Tai, tai buvo... Kur sakė, Arvydas Sabonis gali vieną ranką papilstyti. Tai buvo futbolo romantika, ta prasme. Aš kaip žurnalistas augau, kaip būsimas komentatorius su ta karta, aš su Bakanu atsimenu, ta prasme, legendiniu žmogum irgi, žinai. Ta prasme, su Pietros Hebra važiuodom, ten visi kontautai, žinai, ir ten šitą, ir kiti visokie veikėjai rimti, kaip Gedimino pavardė buvo tas jų pačios vietos auklėtinis, kur rinktiniai dar žaidė. Gediminas. Čia kontautas? Ne. Toksai buvo bičiukas. Bet nebeprisimenu pavardės. Jis taip blikstelėjo vietroje, būtent buvo blikstelėjo. Klemanas buvo legendinis. Klemanas buvo, taip. Jo. Čia Liutaras Varnavičius pas mus buvo vieno iš ankstesnių tinklalaidžių, kalbėjom, irgi užkabinta buvo ir FCV, ir Vietros reikalai. Ir taip jis dabar jau jam pofiks gali kalbėti apie ką nori. Ir sakė, kad pats matė, kaip iš esmės tuos klubus nužudė sistema, sutiktum su to? Tai yra tuometinė Lietuvos futbolė veikusis, kuri galbūt veikia ir dabar. Blemba. Aš nežinau, kas nužudė, konkrečiai, man atrodo, yra blogas dalykas iš viso, kai yra vienas, žinai, savininkas, vienas caras. Man atrodo, kad tai nėra sveika nei futbolui, nei jokiam kitam sportui. Aš manau, kad sveiki dalykai yra, kai dalyvauja iš dalies ten kažkiek savivaldybė, iš dalies rėmėjai, iš dalies socijos, ten ispaniškai pavadinkime, ne? Ir yra toksai, žinai, tokia padaryta... Suneštinis balius. Suneštinis balius, švediškas stalas, žinai. O kai yra vienas savininkas, tai Stašauskui baigėsi pinigai. Tiesiog. Jo, baigėsi pinigai. Tai ar sistema, ta prasme, jis turėjo verslą, kuris, kaip Nevoinai dabar, irgi baigėsi pinigai. Jis desperatiškai dar bandė kabintis, bet baigėsi pinigai. Tai tame ir yra problema. Romanovai irgi baigėsi pinigai. Ta prasme, tiems mūsų oligarkam kažkaip baigėsi pinigai. Ar čia dėl to, kad ta sistema, aš nežinau. Romanovo atveju turbūt sistemai nužudė ūkio banką, kaip jis sako. Bet tai gal ambicijos per didelės pasidaro. Tai ambicijos per didelės visada, kai tu... Bet, ir... Čia tas Leeds United atvejis, ne, kai pasiskaičiuoja, kad kiekvienais metais pateks į Čempionų lygos pusfinalį ir po to paaiškėjo. Tai Glasgow Rangers kaip žlugęs buvo, ne, irgi taip pat skaičiuodavo ir kai Kaunas juos nukalė, jiem ten po to sezono jam buvo tragedija, ten neparėjo pajamų, ten 20 lemų, žinai, ir pasidarė, nuėjo iki bankroto, žinai, ta prasme, klubų. Tai čia labai paprasta tas ambicijas užsilaužti. Aš įsivaizduoju, Stašauskas galvoja, Klemaną buvo pardaviau, tai dabar kiekvienais metais parduosiu po Klemaną buvo, bet taip nebūna.
Ir 8 metų krizės Jo. nelabai prognozavo turbūt. Jo. E, dabar iš tikrųjų mes, kad tu užsiminiai tą palėtį temą, ar ne, vieno savininko, riteriai yra naujas toks pavyzdys. Jo. Vėlgi, aš tai matyčiau licencijavimą kaip veiksnį, kuris galėtų tai suvaldyti. Yra, ten, tarkim, yra visada, tu matai popieriai tvarkoj, bet tu matai, kad tai bus netvarkoj. Ir taip, aš manau, yra daugeliu, beveik visais tais atvejais buvo. Jo. Aš manyčiau, kad licencijavimas kaip ir gali prisipist, kaip kelių policininkas. Tai aišku. Vaistinėlė, vaistai Jo. pasenę. Jo. Tavo nuomonė, kodėl to nėra ir tai turėtų būti apskritai? Ar tiesiog mes pagal įstatymo raidę? Aš manau, kad čia suveikia dalinis švogerizmas. Nepotizmas ir... Jo, ir tokie dalykai, manau, suveikia. Nesinori gadinti ant santykių, patiki ten to žmogum, patiki jo gera valia, gerų žodžių. Čia toksai gaunasi, nežinau. Nenorėjo turbūt išmesti tų riterių, nes, ką paimti, tai tikrai yra. Dabar tas atvejis būtent yra buvę laikų, kai nebuvo ką paimti, o dabar buvo ką paimti. Tai duok Minijai, duok Babrungui. Tas pats Neptūnas būtų ėjęs. Jo, Neptūnas būtų ėjęs, Tauras gal būtų ėjęs, žinai. Tai, prasme, atmosfera netgi gal būtų ėjusi, žinai. Ta prasme, yra variantų, nes kai buvo, atsimenam, 6 klubai, tai tada... Ir nėra ko paimti iš apačios. Ir iš apačios nėra ko paimti, dabar ta pirma lyga pasižiūri komandų biudžetus, tai per porą metų 2 biudžetai išaugė. Tai apie ką mes kalbam, žinai, ta prasme. Tai aš nežinau, man atrodo, kad čia tas licencijavimas pažiūrėjo pro pirštus ir, kaip sakant, duokim tam Nevoinai dar šansą, jis tiek davęs tam futbolui, kaip bebūtų žmogus davęs futbolui. Ir Europai žaidęs, ir žaidėjų pardavęs, ir žinai, vicečempionais tapę. Iš esmės, nuo pačios apačios tą klubą atvedė. Jo, yra tų nuopelnų, žinai, bet kažkuriuo metu tu turi pasakyti, kad stop. Šis sezonas jau neturėjo jo būti, manau. Nes matėsi ir prieš sezoną, manau, tos skolos kabėjo didelės, milžiniškos, kaip tokiam klubui. Čia nėra, žinai, Žalgiriui tam būtų Vilniaus skola 205 štukų, tai 4 milijonų biudžetą ar 5 milijonų turint, tai čia būtų, ašara Dievo akyje. Čia netgi prie Venslovaitinės Žalgiriui nebūtų turbūt didelė problema. Jo, tai va, bet čia yra klubas, kurio biudžetas visas yra turbūt 300 tūkstančių ar kažkas tokio. Tai žinai, ir kai visą biudžetą užima skola, tai apie ką mes kalbam. Tai aš manau, čia iš tokio, gal, nežinau, ne tai, kad švogerizmo, bet iš tokio, leiskim tam Janui už tos nuopelnus, suteikim dar tą, žinai, šansą. Lifetime Award, kur vadinasi. Jo, visiškai nusenusią muzikantų. Jack Nicholsonai. Kiti sportai, išskyrus futbolą, kokie likę ar egzistuojantis tavo gyvenime? Kalbu ir apie teliką, kalbu ir apie galbūt pats sportuoji. Taip pat futboliuką palošiu veteranų ir vaikų lygoje. Jau šarnyrai... Už vaikus ar už veteraną? Už abu. Čia priklauso nuo to manija ir depresija. Tai va, tai vasarom mes žaidžiam, pradedam, dabar pradėjom gegužę, nes orai tokie prastesni. Čia 11 prieš 11? Ne, susirinkam ten, būna kartais ir 11 prieš 11 sulošiam, bet dažniausiai 7 prieš 7, 6 prieš 6. Ant ketvirčio, kaip taip. Jo, tipo pasistatom mažus varčiukus ir lošiam. Aš ten visose pozicijose lošiu, pradedant vartininku ir baigiant puolėjų, ten visur spėjai paložiai. Tai futbolas, o ką žiūriu, krepšinis, man įdomiausia lyga yra turbūt NKL-as. Kad ir kaip bebūtų, gal keista? Man tai nekeista, nes aš irgi kartais naktim, jeigu geros rungtynės, aš keliuosi... čia tuo... NKL-as mūsų. NKL-as, aš apie... NBA dabar tai faktas, kad žiūrėsiu kai kurias finalo rungtynės, nes mano New Yorko Knicksai pateko į finalą. Aš pirmą NBA finalą mačiau 94 Vilniui Viršuliškėse per Baltijos televiziją, naktim keldavaus, 9 metų būdamas... Pas kunigėlį? Pas kunigėlį keldavaus. Tai tada visi keldavosi, nes buvo nematytas tas NBA. Nes akmeniai nerodė. Aš dar netikrųjų būdavo dažniausiai. Akmeniai netraukdavo Baltijos televiziją, žinai. Vat apie tai mes kalbam. Tai man 94 finalas, Jonas Starksas, visi ten nuopelnai ir nuodėmės, visą kitą. Snukerį žiauriai mėgstu.
O dabar pasaulio čempio kažkaip nepasižiūrėjau. Kas tapo? Salvanas? Kinas laimėjo, kuris iš jų ten? Nežinau, aš tik Šitas prisiminiau, kaip mes su Vuizei- Nerijum žaidėm. Jis jau snukerį. Vuizeitas šitas, ne, man atrodo. Toks plonas labai. Jo, iš jauno veido. Kūdas, na. Mhm. Mums yra tekę su Nerijum žaisti tarpusavį snukerį. Nu ir Kažkaip- kažkaip. užtruko partija. Manau, kad visą dieną, nes ten buvo kažkoks tai renginys. Jeigu yra priedų prie snukerio, visada galima, kaip sakoma, žinai. Mes su Greenbergu jo tik nežaidė. Kerlingą, snukerį. Jo. Ką žinau, kas dar, jeigu būna kas nors įdomaus, tai žiūriu. O kas tas įdomu? Su kuo tu žaidi ten, sakai, va, mes žaidžiam futbolą, kas per Hebrą, kas ten susirenka? Tai vietinė fauna, vaikai, kurie eina į treniruotės, ten dabar jie auga po truputį ir jau duoda mums į kaulus. Nes buvo, kai pradėjom prieš porą metų žaisti, jiems ten buvo 11-10 metų, dabar jiems ten 15 metų. Tai jie ten mus apibėga ir ten apstumdo, žodžiu, nebeturim jokio pranašumo. O veteranai tai ateina įvairių ir žaidžiančių ten kažkiek biški už vietinės ten komandas ir vien tik mėgėjiškai žaidžiančių, kurie ten tą kamuolį nelabai pataiko, bet, ką aš žinau, aš irgi nelabai pataikau, tai man koks skirtumas. Kartais jie turi golą įsegų į divetką iš špico, špicas mano. Iš špicų varai? Aš špicų varai. Pairam. Tai tada svarbiausia daryti protingą veidą ir apsimest, kad taip ir turėjo būti, kai pataikytas 9. O pavyzdžiui, žiemos žaidynės, kaip buvo, žinok, beveik nieko. Dailučio žymo pasižiūrėjau, nes Agnius labai gerai komentavo, man patiko. Komentavimas ten buvo geras. Jo. Tai Agnius man patinka, aš jį laikau labai perspektyvių bičių, kuris... Jisai ir NKL, nekomentuoja? Jo, jis NKL komentuoja, Europos taurę jau komentavo šį sezoną, tai aš manau, kad jis busima žvaigždė. Nes mane tas komentavimas ir nežinau, kuri ten mergaitė iš Dailučio žymo, tai kai kuriais terminais mane tiesiog gazdindavo. Na. Jis išpratėjo visai. Tai ten su šteguostė, man atrodo, Damulevičius. Galbūt, bet tas buvo labai gerai. Ledo ritulį žiūrėjau, aišku. Ledo ritulį. Maksui komentuojant, nežiūrėti ledo ritulio, tai yra nuodėmė. Čia netgi be Makso, žinok. Va šitą aš net ir be Makso. Ne, bet tie visi žodžiai nukurnėja ten dar. Tai taip, iš tikrųjų mes su Gedu kartu dirbę ne vienerius metus, tai Maksimka jisgi Ruskis iš Karoliniškių, kur pirmą knygą lietuviškai perskaitė 18 metų. Ir mano akim tai yra įrodymas, kad žmogus gali padaryti viską, nes taip, jis dabar yra vienas iš geriausių Lietuvos sporto komentatorių. Nepaisant to, kad užaugo visiškai rusiškoje aplinkoje. Ir vienintelis ledo ritulio komentatorius. Tai su juo tas būdavo, kad skambina ir sako, klausyko, šitą žodį, pasako žodį, kurio aš reikšmės nežinau. Sako, kur galėčiau panaudoti durną, sako, aš nežinau reikšmės. Tai ten žmogus, ką tik karvę pamelžęs kažkur tai Kupiškio rajone. Aš dabar klausiausi netyčia, užėjo daina, žinai, Adekvarinių Kašpirovskio dantų mangai, žinai. Ir man patiko žodis žabangai. Žiauriai geras žodis, galvoju, reikia dažniau... Sporto komentavimą, žinok, gynybo žabangai, žinai. Arba dabar stengiuosi vesti terminą oro gynyba, žinai. Iš karo konteksto. Ir visai gerai skamba. Oro gynyba apsigynė prieš standartą, žinai. Visai smagiai skamba, ką žinau. Čia toks dabar jau darosi kaip dviejų senų kelmų atsiminimų vakaras, ne? Komentavimo pasaulyje. Tai turi dar internetą? Ne, aš dabar noriu paklausti, man šiaip komentavimas yra, man ten ispaniškas pick and rollas ar dar kažkas, ne man yra emocija komentavimas. Dėl to man patinka Rokas Jamat. Man patinka jo komentavimas. O kur tavo kryptis yra? Man Rokas atrodo, kad persistengia vietom. Nes mes kalbėjom ir su Bušteinu apie tą dalyką. Kai tu jau rungtynių pirmomis minutėmis įimi žiauriai aukštą natą, tau paskui dar kelti dar aukščiau yra vis sunkiau ir sunkiau. Jis kažkaip tą dalyką išlaviruoja, sugeba, bet man nepatinka tas didžiulė emocija nuo pat ten pirmųjų rungtynių minučių. Žinai, patosas emocija. Jo, bet tas, kad ar tu gilinės labiau į žaidimo elementus ir ten koks ten įvyko derinys, ar... Aš stengiuosi būti play by play komentatorius.
aš nevaidinu, kad aš esu krepšinio treneris ar futbolo treneris. Play by play Nu, aš- tai yra vaikymasis kamulio. Taip. Jo. Nu, tipo, vaikai į kamulio pasakoja istorijas ten iš Wikipedijų ar iš, ką aš dabar stadioną. Senas mūsų klasikinis akademinis, ką Jo. mes visi darėm prieš 20 metų. Jo, bet, nu, pasiklausai istorijų, pasikalbi su futbolininkais, ta prasme, ten stengiasi kažkaip pateikti va, tos inside info, žinai. O ten pastebėjimų, nu aš galiu pasakyti, kad, va, pavyzdžiui, pasakiau, kad šachmatų partija tarp Atmosferos Šlutos ir Babrungo Petkaus laimėjo Šlutą. Nes ten taip ir buvo, mano nuomonė, kaip futbolą stebinčio nuo 94 metų ir mačiusio to futbolo daug tūkstančių. Ne tiek kaip Kesminas, aišku, bet tu mane intriguoji, žinok, aš pirmą lygą pradėsiu žiūrėti, jeigu ten šachmatai svaro, kai top lygoje jie tiesiog spardo kamuolį, tai... Žinok, taktikos yra pirmoje lygoje, ta prasme, yra tų dalykų, ta prasme, įdomesnių. Aš nevaidinu, kad aš viską suprantu, bet kartais, nu, tai faina pastebėti, vat matai, vat šitą dalyką daro. Ai va, nu, va čia jau sumanimas, kažkoks tai šachmato ėjimas, žinai, ta prasme. Tai aš emocija, nežinau, ar mano stiprioji dalis, aš galiu būti labai emocingas, bet man reikia, kad mane vežtų rungtynė. Jeigu manęs rungtynės neveža, tai emocijų bus sunku išlaužti. Manau, kad taip, tas dirbtinumas irgi. Tu dirbtinai nepadarysi, ta prasme. Nes kur tai irgi, tai jau roko... Nes jeigu tu komentuoji Lietuvą, ar ten savo mylimą... Ten taip, ten aš žinau, kad noriu pasakyti, kad ten nereikia laužti emocijos, Jo. kad ir kaip būtų, kad Tu ir už kaip savo- šudinai žaistume, jo. Už savus eini, žinai, ta prasme. Jo, tai va aš irgi ten iš tų, kaip ir prisiminiau, kur tas, ką tu sakai, emocijos laužimas pas tą patį Roką Grajauską, kur buvo su Olandais, mes Jo. Olandus ten 30 minutę mes įmušam golą, 1-2, jau istorinės rungtynės. Kas, blemba, mes gaunam 2-1. Jo, istorinės. Nu, tai yra istorinių rungtynių, mes atsimenam su vokiečiais. Mikalajūnas beje galėjo įmušti įvartį ir būtų pergalė buvo. Aš sėdėjau Nürnberge tada tribūnai. Mikalajūnasgi galėjo įmušti įvartį, ta prasme, ir būtų pergalė prieš Vokietiją. Tai čia, žinai, Išvykinę. išvykinė, jo. Tai, žinai, ten. Tai mes turėjome tų legendinių rezultatų, buvo laikai, kaip mes Ukrainą nugalėdavom, žinai, ta prasme. Kijeve. Jo, Kijeve. Tai buvo laikai, žinai. Prie Ruso, kaip sako, buvo geriau. Nepradėk. Tai va čia ir klausimas, ta tema į Lietuvos futbolo pažanga būtų matuojama geologiniais laikotarpiais, kuriame amžiuje dabar gyventume. Tai dabar yra Kambras. Ar kaip jis vadinasi? Kambras, geologinis laikotarpis. Jūra yra tresas yra jūra, tai Kambras tas seniausias. Mezozojus, paleozojus iš to. Nes aš puikiai atsimenu, kaip Nerijus pradėjo tą naratyvą dėlioti, kad kai nuėdinėjo jau ta karta po biškį Šemberai, žinai, Jankauskai, Danilevičiai, ta prasme, ir tu pradėjai rašyti apie jaunimo rinktinių rezultatus ir tu sakei, kad viskas bus tik blogiau ir blogiau ir blogiau. Tai Nerijaus prognozė, aš paskiau perėmiau tą prognozę, pradėjau irgi atidžiau stebėti tas jaunimo visos reikalus ir tavo prognozė buvo visiškai teisinga, ta prasme, mes, nežinau, jau mes pasiekėm dugną. Nostradamų nereikia būti, kad... Ne, bet reikia stebėti situaciją, žinai, dabar. Taip, dugną, aš manau, kad mes nuo dugno galbūt ir atsispyrę kažkiek. Tai yra... Man bus žiauriai įdomu pasižiūrėti, kaip čia dabar bus ta Baltijos taurė. Čia va dabar jūsų diskusija iškart klausimas, koks yra didžiausias melas, kurį Lietuvos futbolo bendruomenė nuolat kartoja pati savo. Ar tai nėra melas, kad bus geriau visgi? Kad bus geriau, aš manau, kad... Nes jau geriau būna labai, labai ilgai. Ja. Nes, žinai, kaip yra, jo... Žinot, bus geriau, jo, bus geriau tas toksai... Tarsi ir einam, aš vėlgi sakau, kokiais klausimas nieks mūsų nelaukia, kol mes prisivysim ir... Kiurasavo patys tobulėja. Vietoj Kiurasavo ten, toje zonai, aš nežinau, šitą rinktinę gal irgi būtų ten arti susikapotų su Jamaika galbūt, bet... Nes kamuolys apvalus visiems išskyrus mus, taip yra. Tas būdavo, žinai, kur senais laikais visi pasaulį moka žaisti futbolą. Išskyrus mus. Tiesiog neakcentuojama, kad... Bet iš... Krepšinio mes irgi nebemokam žaisti, kaip paaiškėjo. Nes ne taip, yra visi kiti išmoka žaisti. Bet mes nebemokam žaisti. Kas su krepšiniu, pavyzdžiui, situacija mane
žiauriai džiugina, kas vyksta su krepšiniu. Nepatikėsi, žinok. Balčiūnas man nėra krepšinio žlugdytojas. Aš manau, kad jeigu tokie būtų rodikliai krepšinio ir būtų dabar Sabonis, tai visi sakytų, kad fantastiškas prezidentas. Aš taip esu įstikinęs. Sabonis šiaip fantastiškas. Tai... Ne, Romas Sabonis taip fantastiškas. Nu, būtų Javtokas ir būtų tie dalykai, rinktinė moterų ten žaistų Europos čempionę po ilgos pertraukos, 2 Women NBA žaidėjos, čia klubai 6 žaidžia Europai. Kiek čia klausimas yra federacijos nuopelnai ir panašiai, bet jeigu tai būtų prie kito prezidento, visi sakytų, kad geras prezidentas. Dabar yra sukurtas naratyvas, kad Balčiūnas yra vagis ir panašiai, ir mes žinom, kas kūrena tą naratyvą ir kodėl tai daro. Jeigu ką, tai žinai, tai visi žmonės yra užzombinti. O dėl futbolo koks didžiausias melas? Esate girdėję Glorijos dainą apie futbolą? Glorijos daina tai Giedrius Savickas, Arūnas Sakalauskas ir ten trečias bičias. Ir ten tokie žodžiai yra. Ir rūpinsis kamuoliais, kelnaitėm ir bateliais. Nu, tipo federacija. Tipo, kol federacija veiks ir prisidės, ko gali, rūpinsis į kamuoliais, kelnaitėm ir bateliais. Nes pas mus yra įsivaizdavimas, kad nu, tai federacija turi. Federacija turi realiai federacija viešbutį ten paimti, getrus nupirkti, ten visą kitą. Nu, ne tai turėtų būti esmė. Ta prasme, federacija turėtų rūpintis Lietuvos futbolo tobulėjimu, o ne sąlygas suteikti, ta prasme. O tai ką, Tautkus blogas sąlygas suteikdavo tais laikais? Normalios tos sąlygos buvo? Tautkus lygiai taip. Nu, normalios sąlygos, ta prasme. Išskyrus ten skrydžius kai kurios, kur tu irgi esi sudalyvavęs. O iš tam skrydį, čia tu apie Valenciją, taip jaučiu, kad smagus buvo skrydis. Tai su Varanavičiu, mane? Varanavičiaus laikais, jo. Tas buvo, kad... papasakočiau istorijų ten. Apie Aidą Prikšaitį iš Akmenės. Jo. Aidas dabar Amerikoje. A jo? Jo. Nes buvo tas toksai, kad... Tai visi Aidai, tai Aidas Buzelis Amerikoje, Aidas Prikšaitis. Nes buvo, kad susirinkom po to savaitgalio, po tos ten savaitės vidurio rungtynės buvo savaitgalis, susirinkomės šitam Kalnų parko stadione su prelegentais. Treniruotės turėdom ir ten pusę rinktinės. Prikšas jau irgi pabaiga ateidavo pas mus pagainio to kamulio. Ir aš ateinu ten visas istorijas, jis tuo metu... Tas alkoholis, žinai, labai kaip tai paveikdavo. Ne, jis nieko blogo nedarė, bet ten, žinai, toksai buvo situacijų, kur aš ateinu visiems, tai aišku, išvartau visas istorijas ir ateina visi Prikšas į treniruotę ir visi taip, tą vieną kitą jis mane pasižiūri, sakė, tu papasakoji. Žinojo, ne? Va, tai neblogas to sportų iš tikrųjų. Futbolas į priekį, krepšinis. Aš esu įstikinęs, kad rinktinė ne tik pateks į pasaulio čempionatą vyrų, bet ir galimai laimės medalius. Va šita dabartinė? Jo. Čia su Buzeliu ar be jo skaičiuoji? Kokia bus, tokia bus gerai. Bet žiūrėk, Buzelis yra išeivijos sportininkas. Futbole kiek gali lemti, kad atsiras va tokių, jau dabar yra tų jaunimo rinktinėse, tenai yra tikrai daug. Tai pasižiūrėsiu, U19 Šiapo rinktinė, tai ten pusė vos neišeivių. Nu gal ne. Nu ne pusė, gal trečdalis, ne? Bet tai čia yra žiauriai gerai. Jeigu šitas Divainas Mukasa tikrai atvarys į Lietuvos rinktinę, tai čia bus puikus Vadimo Tyščinkos ir Deivido Šemberio laimėjimas, mano nuomonė. Ir Jankausko Edgaro, nes jie važiuoja, žiūri ir kalbina ir panašiai, žinai. Tai tokių Divainų Mukasų, manau, čia gali būti tikrai. Kas yra neatmestina, kai žmogus pamatys, kad jeigu tai bus, mes neatmeskim, kad jis į Anglijos rinktinę pateks, tai tada, bet jeigu į Anglijos rinktinę nepatenka, kodėl tau nepasibandyti, jie visi taip daro, jie tiesiog yra. Nes tau triusikais pasirūpinta, kamuoliu pasirūpinta. Getrai yra. Tautkos nebėra, ir toliau gerai. Tai aš manau, kad čia geras, aš seniai tą mintį kėliau, kai jos dar net nebuvo Lietuvos sporte. Kai dar nebuvo nei Brazdeikių, ta prasme, nei Buzelių jo labiau. Aš esu ir tekstą IQ žurnalui rašęs gal 2013 metais, rašiau, tada kalbinau sporto vadovus, sakau, ką jūs darysit su išeivijos sportininkais, pradedant ten pilietybių klausimus ir panašiai. Darysim, ir aišku, ten praėjo gal 10 metų, pradėjo daryti pagaliau, žinai. Tai ačiū Dievui, kad vėliau negu niekada, kaip sakoma. Rašymą užmetęs ar... Parašinėjau. Tai ką žinau, turiu tą Facebooko
platformas tą savo, Roberto Poškos, mano peidžas. O ko tau Krepšį. prasikalto Robertas Poškus, kad tu jo pasivadinai? Neprasikalto, aš labai mėgstu Robertą Pošką, dėl to Iš ir pagarbos. Jo, mes gana gerai sutarėm su Robiniu, tai paskui krepšinio ritmu dabar vystom tokį irgi projektėlį, ten šiek tiek kitais kampais bandom žiūrėti ir priešintis tam zombinimui, kuris vyksta per mainstreamą, žinai, ir panašiai. Bandom pažiūrėti ir iš kito kampo, kaip čia viskas, žinai, atrodo. Protmušiai, tu buvai užsiminęs apie Jo. juos, žaidi pats? Ne, aš vedu. Ir žaidžiu. Pavyzdžiui, dabar vyko Žalgirio sezono metu sporto protmušiai Šiauliuose. Mes važiuodavom, ne į visus nuvažiavom, ten gal 4 ar 5 praleidom. Man atrodo, kad važiuodavo, čia jau toks insaidinis, amžinatilsį Leonardas Morkūnas. Jo, Leonardas buvo į porą atvažiavęs ir vieną kartą laimėjom, gal net abu kartus laimėjom. Ne, vieną kartą antri liko, man atrodo. Tai Leo žiauriai gaila, vienas geriausių mano draugų, protmušių, nu nežinau, alfa ir omega. Jis labai aktyvus žaidėjas buvo. Jo, jis tam atsidavęs ir jo klausimų kūrybos dirbtuvės veikdavo puikiai, ta prasme, ir ne vien tik apie sportą, apie kitas Tai gyvenimo aš irgi su juo daug bendravęs, lygiai taip pat Jo. per tą protmušinės bendruomenės Jo. iš tos. Aš turėjau draugą, kuriam galėjau paskambinti 3 nakties ir ten pasikalbėti porą valandų. Dabar neturiu tokio draugo. Nu, ką padarysi. Tai Leo lengvo žemelės, kaip sakoma, žinai. Ir siekis, Leo. Jo. Tai va taip, pas mus Gediminas Reklaitis gyvena, kai sako, galima ir Akmenėje tą daryti. Liuosiai. O kuo skiriasi Akmenė nuo Naujosios Akmenės, jeigu šiaip populiariai paaiškinti žmonėm? Tai Akmenė yra senas miestas, Naujoji Akmenė yra naujas miestas. Tai senoji Akmenė yra nuo 15 amžiaus pirmą kartą paminėta, o Naujoji Akmenė yra 60 metų, ta prasme. Tai visiškai, ar 70. Bijau dabar sumeluoti. Nu, sovietinis miestas. O koks tarp jų atstumas yra? Pramoninis, ne? Jo, pramoninis, dėl cemento gamyklos realiai pastatytas miestas. Aš gyvenu Akmenėje, senoji, ir aš kviečiu atvažiuoti visus, yra ką pažiūrėti. Varom? Yra karjerai, galit karjeras per karjerus pasidaryti. Karjeras per karjerus. Tada yra Kamanų rezervatas, tada yra muziejų, Lazdynų Pelėdos muziejus, Simono Daukanto Papiliai muziejus, Drugelių kolekcija, viena didžiausia, jeigu ne didžiausia Lietuvoje, Akmenės muziejai. Tai žodžiu, pusdienį galite atvažiuoti ir mane aplankysit, žodžiu. O sporto prasme, ko ten atvažiuoti? Sporto? Tai futzalo mes, manau, kad mūsų meras yra pasinešęs labai ant futbolo. Ir ant protmušių. Ir ant protmušių, jo, pas mane lankosi. Čia Mitrofanovas, ar ne? Jo, Vitalijus. Aš manau, kad mes su dabartiniu treneriu Aleksandru Danilenka mes išliksime elite. Aišku, varžovai stiprinasi, dabar Kauno Žalgiris. Jau porą žaidėjų mūsų paėmė, žinai, Kauno Žalgiris, ta prasme. Tai daug ką parodo apie mūsų selekciją, kad mūsų komanda buvo surinkta gera, žinai. Tai dabar renkam iš naujo, ieškom naujose rinkose, galvojam apie Maroką tą patį, galbūt apie Japoniją, žinai. Kiek, dar nei jokių sutarčių neturim su niekuo, bet kad, nėra tų lietuvių žaidėjų ir jeigu mes negalim prisikviesti į užkampį Lietuvos žmogui, kuris gali gyventi, pavyzdžiui, žaisti Gargžduose ir gyventi ir dirbti Klaipėdą. Turiuomenį Reimarį tą patį. Mes Reimario labai norėtum. Mes galėtumėm jam pasiūlyti ir pinigus ir visą kitą, bet jis pasirinko tokį dalyką ir čia yra suprantami aspektai, žinai. Bet aš manau, kad mes su Danilenka Aleksandru fantastiškas žmogus ir asmenybė ir treneris nuostabus. Tai aš manau, kad mes būsim elite, ketvertuke tikrai kitą sezoną būsim. Ir manau, kad sieksim vėl iš naujo tą savo svajonės, kurį išsprūdo praėjusį sezoną. Pasibaigusi sezoną. O fanai eina? Jo, žinok, labai vaikams daug reiškia. Tu pamatytum, kaip dega tų vaikų akis, ta prasme, kaip jie ten eina fotkintis, sveikintis su tais brazilais, su lietuviais, ten, su ukrainiečiais. Brazilai tai jiem yra, egzotika, tie vaikai žiūri juos išplėstom akim, kaip jie tas fintus daro visokius aikšteliai, ta prasme, ploja, skanduotės galvoja, su būgnais, su visokiom fanfarom. Ta prasme, aš matau tą dalyką, tas degančias vaikų akis ir mane irgi įkvepia, ta prasme, kad mes kažką darom
Nu, teisingai kažką darom gyvenime, žinai. Suteikiam kažkokį ir vaikams, nu, ta komanda yra, dabar pas mus auga keli 17 žaidėjai, vieną, vat, Keviną Girdžių dabar pakvietė į U19 rinktinės stovyklą Lenkijai. Mes tikiuosi turėsim tą žaidėją, aišku, jis galbūt išvažiuos į kitur žaisti, jeigu jis tobulės, bet mes norim užsiauginti. U14 futzalo komanda laimėjo Lietuvos čempionatą, nukalė netgi Kauno Žalgirio futzalistus jaunuosius. Nes kaltina, kad čia remiamas brazilais. Tai visi Mes remiasi brazilais. visi remiasi. Tai nu ką, Kauno Žalgiris nesiremia Lygiai taip brazilais. pat. Nu, tai ta prasme, pričom čia akmenė. Nu, tai ką žinau, nu, mes norim, kad būtų, nu, tipo balansas, žinai. Jeigu futzalo komanda yra 15 žaidėjų, ne, iš viso, nu, tai savų turėtų 7-8, bent jau. O likusius pasiimti ten ukrainiečius tos pačius, Brazilą, porą brazilų, kolumbiečių, marokietį gal kokį japoną. Aš manau, kad tai būtų tvarus visai dalykas. Didžiojo futbolo jūs negalite turėti tokio lygio klubo, tai Negalim. išnaudoji tą nišą, kurią gali išnaudoti. Jo, turim tą nišą, kur galim išnaudoti, nes čia kalba eina apie skirtingus, žinai, pinigus ir resursus. Nes mūsų biudžetas futzalo buvo kiek daugiau negu 100 000. Ir bendruomenė, aišku, irgi svarbu, nes turbūt ne kiekvieną savaitgalį ten renkasi žmonės į Billie Eilish koncertą Jo, eiti jo. ar į futbolą. Jo. Tai va. Tavo Žodžiu, kviečiu į akmenę. Mes tave išgirdom. Turi dar savo dirbtinio intelektą kažką? Tai kad šiaip įdomiau kalbėti, Na, bet sugedo įdomiau be intelekto kalbėti dirbtinio. Jo, tai supranti, akmenė, manau, va, tas kraštas visas, Žemaitija visa, nu, ir futbole pasižiūrėk, ką mes rodom, ne? Kas vyksta su Telšiu Džiugu, flagmanu dabar Žemaitijos, bet ir pirmoje lygoje, kas vyksta Kretingos minėje, Babrungas, atmosfera pabiškiai irgi lipa iš duobės, žinai. Nu, ta prasme, aš nenustepčiau, jeigu pirmam penkete bus 3 Žemaitijos klubai, žinai. Ta pusė taip, iš tikrųjų, jeigu Jo. savarankiški klubai, tai jie dažniausiai iš vakarinės pusės, o visa kita yra B komandos. Jo. Jo. Tai va, tai Žemaitijoje stojasi, mes turim tą kietą charakterį žemaitišką, žinai. Tai manau, tas yra pliusas ir bandom dirbti, kaip sakoma. Daug metų Lietuvos futbole, manau, vyko tokia stagnacija, kad dirbančių buvo mažai, yra tiesiog atsisėdusių ir laukiančių savivaldybės paramos, lažybininkų paramos ar dar kieno nors paramos. Kas dirbo? Nu, Breikštas bandė dirbti, ne? Ir jam gavosi, tai kaip bebūtų, jam gavosi. Nelabai ilgai, bet buvo jo. Nelabai ilgai, bet kaip tada supernova, žinai. Ta prasme, degė kaitria ugnim, žinai. Nu, Vėtra irgi degė irgi. Ir Europą, žinai, ir Lietuvoje, ta prasme, rezultatai visą kitą. Irgi pradėta nuo nulio. Bet sakau, nebuvo tvarūs modeliai. Vienas savininkas atsirėmė viskas. Jo, taip. viskas atsirėmė į tai. Nes dabar, Mantas Elikonis kolega buvo persintęs lentelę. Lietuva yra antra nuo galo, kur labiausiai priklausomi klubai yra arba nuo vieno savininko, arba nuo vietos savivaldų. Po Kazachstano. Ta prasme, ir ten pasižiūrėjus į futbolo šalis, tai mes atsiliekam šviesmečiai. Mes esam labai priklausomi, ta prasme, kaip aš vadinu LKL, žinai, savivaldybė ir lošimų lyga, žinai, ta prasme. Nu, o kaip kitaip, ta prasme, nes taip ir yra, supranti. Nes ten darbo, aš didelio darbo ten su rėmėjais nematau, tiesą sakant. Ten yra, gauni iš savivaldybės didžiąją dalį to biudžeto ir tada įsisavinti tas lėšas ir tada dar lažybininkai dames, dar 100-200 tūkstančių. O tai kam dabar stengtis, kam ten eiti su rėmėjais dirbti. Todėl, man patinka, kaip Žalgiris dabar juda Vilnių, žinai. Nu, kaip bebūtų, judesys vyksta. Kai kurie dalykai man biškai Gerai, keisti. jo, aš vieno žmogaus vardas, aišku, ten pridėjo labai daug bonusų, bet tai tos bonusus reikia išnaudoti. Vėlgi, jeigu bus tik vardas ir nieko nedaryti, tai aš visiškai sutinku su to taip. Nes šiuo metu yra daug direktorių ir prezidentų dirbančių mažiau, bet tai manau, kad jie išsikristalizuos, žinai, tos dalykus. Tai Žalgirį 2009 mes su Mindaugu Čiapu bandėm gelbėti
Atsimenu, kai aš Vilniaus dienoj Visi mes jį tada bandėm kažkaip Jo. tai pagal galimybės gelbėti. Jo, ir tu rašei dar tada, ne? Ar Ir neparašei? rašiau, aš netgi Zuokui skambinau, Net nes, Zuokui, ne? nes ašgi jo kursiokas ir kambariokas buvo, Jo. kitiem nekeldavo, tai turėjau rašyti žinutę iš savo telefono paskambinti. Tai gerai. Tai ta mintis buvo apie Vilniaus Žalgirį. Čia mane heiteriu dabar pradėjo vadinti Žalgirio. Šiaip aš noriu, kad Žalgiris būtų rimta komanda. Ir noriu, kad būtų konkurencinga komanda, bet nenoriu, kad būtų dominuojanti. Man nepatinka, kai viena komanda dominuoja, žinai, kaip Manchester Aš United. tai dominavo. nelabai ir matau taip, manau, kad artimiausius keletą metų tokia bus, Tas tėvai bus. Galios paritetas, ne toksai. Aš manyčiau, kad Ir dar gali iššauti kažkas iš šono, žinai. dabar. kas irgi būtų labai gerai. Jo, kas būtų smagu. O va dėl 2009 metų, kai čia buvo Kastujovo byla, tai mes su Čiapu labai daug bendravom Mindaugo, tai Mindė linkėjimai, tai Mindė linkėjimai ir nuo manęs. jo, tai žinai, kas man labiausiai apmaudu yra, kad vat, kai darė visas tas dokumentikas apie Žalgirio gelbėjimą, kažkodėl Čiapas vos nebuvo paminėtas. Ir čia buvo asmeniškumai, man atrodo. Manau, kad mamai prasikalta kažko. Jo, kažko mamai prasikalta. Turėjo būti taip. Jo. Tai va, tai žinai, man tie asmeniškumai, tai ką žinau, nu, mes visi turim tų asmeniškumų, žinai, bet kažkas patinka, kažkas nepatinka, žinai, kaip mėgstu posakį, sako, mano siela arba tavo siela sužadina kitų demonų, žinai. Tai yra tokių žmonių, kurie polarizuoja tą visuomenės nuomonę, žinai. Vieni labai myli, kiti labai nemėgsta, žinai. Bet šiaip manau, kad futbole, šitoj vietoj reiktų pamiršti asmeniškumus ir reikia, kaip aš sakau, gyventi dėl futbolo pradėti. Ne iš futbolo, kas vyksta ir tebe vyksta iki šiol, bet dėl futbolo. Tu gali uždirbti iš to pinigų, tai čia niekas nesako, turi pragyventi, turi šeimą maitinti ir keliauti ir tobulėti ir panašiai, bet mes turim iš esmės pakeisti tą mentalą, ne iš futbolo gyventi, o dėl futbolo. Man tai iš vis jau ilgą laiką turbūt vienintelė ir pagrindinė vertybė yra žaidimo grožis. Būtent. Man futbolas romantiška, dėl to, kodėl man varai nepatinka. Nes, tos klaidos yra žaidimo, žinai, dalis. Man tai yra ta romantika, ant kurios aš augau. Pavyzdžiui, mes Apie kas ir galiu kalbėtis po rungtynių, jeigu negalėsi varyti ant teisėjo. Jo. Tai Dievo ranka neegzistuotų, jeigu būtų varas tais laikais buvęs. Dievo ranka neegzistuotų kaip terminas, o tai yra futbolo kvintesencija, Dievo ranka. Užgesina emocijas, visas emocijas užgesina. Goal line technology tai pritari. Va šitam dalykui pritari. Bet šitam varui, kuris netgi po peržiūrų 3 žiūri, paskui ateina 4 žiūrėti ir vis tiek priima neteisingą sprendimą. Taip, taip what the fuck. Matai, varas pati technologija dėl to nekalta. Nes vis tiek tai yra žmogiškasis faktorius. Tai būtent, tai palikim tą žmogiškai faktorių ir viskas. Goal line technology, viskas super, žinai, ta prasme, čia turi veikti tokie dalykai, bet palikim, klysta treneriai, klysta futbolininkai, klysta teisėjai, klysta komentatoriai. Visi klysta ir tai sudaro futbolo grožį. Kaip pasakytų Edgaras Jankauskas, futbolas yra klaidų žaidimas. Aš irgi taip kartoju. Klaidų žaidimas. Kas mažiau padaro ir kas pasinaudoja klaidom. Ką žinau, dabar su Žalgiriu B žaidė atmosferą. 4 kritinės klaidas padarė atmosferą, bet Žalgiris neįmušė nei vieno įvarčio iš tų 4 klaidų. Atmosferą įmušė 2. Pasisikūrė progų turbūt kokiem 4, bet įmušė 2. Tai va, tai klaidų žaidimas. O klydo žaidėjai, ta prasme, ir klydo, atrodo, normalų žaidėjai visiškai lygiose vietose. Nevyksta tie sąmonės užtemimai, žinai, tas koncentracijos blokai visokie. Tai. Tiesiog kartais kamuolį nepataikai, pats žinai. Jo, tai blemba, būna, jų visko. Ta prasme, ką ir Romanas sakydavo, ką aš pastebėdavau. Nesakydavau, kad blogas smūgis ar kažkas, bet stengiasi pamatyti, kad atšoko gal tas kamuolys kažkaip, ar dar ką nors, žinai. Gal ne taip užtaikė, kaip nori. Stengtis pamatyti tą dalyką, dėl ko tas neįvyksta, ta magija. Kartais ta magija įvyksta, tai labai, labai gražu. Dar norėčiau tokį klausimėlį. Visi atsimenam vieno kolegos pasisakymą apie Anglijos karalienę aikštėje. Ar esi pasakęs, ką nors tokio, kad, iš pasąmonės srauto? Iš pasąmonės srauto? Blemba, jaučiu, kad ne. Dabar kažkaip, kad prisiminčiau taip, iš pasąmonės, kad ten Grybauskaitė dar buvo sudalyvavusi. Apie Grybauskaitę. Grybauskaitė buvo, kamuolys Grybauskaitės rankose buvo. Grybauskaitė.
Nežinau, kad ką aš ten paryčiais per boksą prišnekėdavau, tai man atrodo Tai ir viskas. pats nežinai, ir pats Nes aš nežinai. pats nežinau. Jo, nes žinai, jau paryčiais. O žiūrovų nėra. 7 ryto pagrindinė kova prasideda, visi ramiai miego ir Reklaitis 4 valandą komentuoja užžylę. Nu tai aš ten visko prišnekėdavau, žinai, dabar visą. Tai, nu ten yra, jeigu taip pagnaibius, tai tu perliukų visada surasi, žinai, dabar visą. Bet va to tokio įsimintino labai, va, kad kažkas. Tik labai gerai atsimenu vienas rungtynės. Liono Olimpikas, Marselio Olimpikas. Šitie visi ketekai buvo išvarę į futbolo preso turnyrą žurnalistų. Visi buvo išvarę, visi komentatoriai. Maksas buvo išvaręs, tu buvai išvaręs, Grudzinskas buvo išvaręs. Grudzinskas gal kitur kažkur, bet nu irgi išvarė. Tai galėjo ir su mumis. Ir esmė buvo, kad League One mes tada transliavom ir Marselio Olimpikas su Liono Olimpiku kapojasi. Ir 13 minutę rezultatas jau 2-1. Ir aš pats sakau tokią frazę. Žinot, bičiuliai, šitos rungtynės baigsis 5-5. Jos baigėsi 5-5. Va čia yra mano įsimintina transliacija. Nostradamus. Jo. Dabar matai jau turbūt Akmenį savai ilgam, ar jeigu atsiras... Visam turbūt. Visam, ar ne? Jo. Jeigu Nežinau, koks čia turėtų būti pasiūlymas. Į Vilnių tikrai nenoriu grįžti. Gal kokį Klaipėdoj būtų įdomu pagyventi. Man iš tų didmiesčių toksai seksualiausias šiuo metu yra. Bet irgi metam kokiem. Šiaip tai aš save matau Akmenį. Aš ten geriausiai jaučiuosi. Aš ten jaučiu užnugarį ir žmonių, ir gamtos, ir bendruomenės, ir panašiai. Tai kodėl aš turėčiau to atsisakyti? Aš dabar kitus dalykus vertinu, negu vertinau prieš 15-20 metų. Ok. Čia su mumis šiandien buvo Gediminas Reklaitis, jums pažįstamas balsas iš senų laikų, žmogus, kuris kovoja su liga ir kuris panašu, kad sėkmingai kovoja bei atrado save visur kitur. Čia buvome mes, Marius Grünbergas ir aš, Nerijus Kesminas. Grįšime kitą kartą. Ate. Peace.